Gerai, tai labas vakaras. Šiandien mes susitinkam, kad pasikalbėtumėm jau antrą kartą, žodžiu, apie antiparazitinį protokolą. Pavasaris, kada labiausiai silpsta imunitetas ir kada labiausiai visokie parazitai, virusai, grybeliai, bakterijos ploja rankom, nes jie sako, pagaliau mano šeimininkas nusilpo ir aš galėsiu dabar sėkmingai, laimingai daugintis ir jo imunitetas neknis man proto. Tai čia vat yra, todėl pavasaris toks yra laikas, kada labiausiai artėjantis pavasaris, ar ne, kada labiausiai reikia susirūpinti, nes elementariai mūsų pačių kūnų apsauga, jinai susilpnėja ir visų pirma tai yra imunitetas. Ir šiandien aš noriu truputėlį paliesti keletą klausimų. Pirmiausia, tai sugrįšim prie simptomatikos, tiesiog tam, kad kiekvienas žmogus, kuris save analizuoja, pasižiūrėjęs į savo simptomatiką, galėtų pasakyti, aha, jeigu aš noriu, kad man šitie dalykai kažkaip tvarkytųsi, tai gal jeigu šitie simptomai yra, man vertėtų pirmiausiai pasižiūrėti antiparazitinį protokolą. Tai vat yra toksai momentas, ar ne? Ir tą simptomatiką tiesiog pasižiūrėti. Tai nereiškia, kad šita simptomatika grinai tik apie parazitus, gali būti daug kitų dalykų, bet tiesiog, visada žinot, kad jeigu yra šitie simptomai, tai antiparazitinis protokolas praeiti, tai yra ta profilaktika, nuo ko, kaip ir aną kartą sakiau, ir pradeda ir veterinarijose veterinarai, ne? Jie sako, okei, gydysim jūsų gyvūnėlį, bet prieš tai padarykim jam nukirminimą, ne? Tai žmogus lygiai tą pačią dalyką daro. Paskui mes pakalbėsim apie tą formulę, kurią jūs galėsite užsirašyti, kaip susidarinėti vaikams, suaugusiems, žodžiu, antiparazitinės programas iš atskirų produktų. Coral Club'e yra 2 pakuotės, bet galima tikrai turėti tokią formulę, kurią galite naudoti ir patys savo daryti antiparazitinės programas. Ir trečia dalis tai bus, aš tiesiog papasakosiu apie 2 produktus, truputėlį plačiau. Grinai apie atskirą jų veikimą irgi iš antiparazitinių protokolų. Tai dabar biškiai apie simptomus, gerai? Ir dar žadėjau praeitą kartą, kad truputėlį apie mitybą paliesiu ir koks tas antiparazitinė mityba. Tai dabar apie pačius simptomus. Simptomus galim taip skirstyti. Tai yra virškinimo, ten odos, psichologiniai, tarkim, energijos trūkumo, ar ne, ir sąnarių. Atsidarysiu telefoną, man čia bus patogiau. Va, ir jeigu imam dabar tiesiog simptomatiką ir pirmoji dalis, tai yra būtent virškinimo, tai jeigu nuolatos, dažnai pasikartojančiai susiduriama yra su kažkokiu tai išėjimu iš normos vidurių, kada yra per skystai kakojama kažkoks toks nuolatinis dalykas, arba užkietėję viduriai, arba yra kažkoks nuolatinis pilvo pūtimas, o tai yra labai dažna žmonių problema, tai reikia suprasti, kad tokioj terpėj labai gerai gyventi parazitam ir būtent dėl to šitas simptomas, jisai sako, kad reikėtų praeiti antiparazitinį protokolą. Toliau tai yra pykinimas, va tas pykinimas, kuris žmonės nepagrįstai. Sako, nesuprantu, pykina ir pykina, kažkas tai vyksta. Tai va pykinimas irgi ta simptomatika, rėmuo, rūgštingumas. Toliau, jeigu kalbėt apie odą apskritai, jeigu yra kažkokie tai odos dalykai, tai pirmiausia reikia žiūrėti, kas, žodžiu, šeimininkauja organizme. Nes oda tai yra tas vienas filtras, kuris kemšasi, kiek kemšasi visi kiti filtrai, tai yra kepenys, inkstai, žarnynas, ar ne, limfa ir spuogai, egzemos, kažkokie niežėjimai, ten papilomos tos pačios, apie kurias daug kalbu savo kanale TikToko. Tai visų pirma, antiparazitinis protokolas reikalingas, karpos, pas mus rezultatų yra su karpom nemažai, iš tikrųjų, ir Rūtos, atsimenu, sako, sena karpa ant pado buvo niekada nenyko, nežinau, ten nuo mažų dienų gal pas ją ta karpa buvo ant pado. Ir praėjo jinai, kiek jinai galvoju, 2 antiparazitinius protokolus praėjo, vieną praėjo mūsų tokį stiprią programą, o kitą praėjo silpnesnę ir ta karpa, kuri buvo pas ją ant pado, ten pusę gyvenimo, jos nėra. Tai va, sausa pleiskanojanti oda. Toliau, aišku, yra psichologiniai dalykai, tai yra dirglumas, depresija, nerimas, nemiga, dantų griežimas, atminties, koncentracijos problemos. Elementaru dėl to, kad parazitai, jie minta mūsų maistu. Ir
dar veikia toksiškai. Tai tam, kad liktų mums kuo daugiau visų maistinių elementų mūsų ląsteliai, tai reikia panaikinti parazitų. Ir tiesiog va, tai ir yra tas momentas klausimas, kasgi atima iš mūsų maistinės medžiagas. Tai gali būti, kad tai va, būtent reikalingas antiparazitinis protokolas. Aišku, savaime suprantama energijos trūkumas, tai yra nuolatinis nuovargis, silpnumas, sumažėjęs darbingumas, potraukis saldumynams, tas toksai um, nu, moterys turi dažnai emocinį, ne, tą potraukį saldumynam, bet šitoks, nu, kažkoks, nu, toks, nu, nepaaiškinamas potraukis, nes parazitams jų dauginimosi energija yra gliukozė. Pagrindinė dauginimosi energija yra gliukozė ir jeigu mus ypatingai traukia ant saldumynų, tai tiesiog irgi praeiti antiparazitinį protokolą. Dažnai būna, kad to ir užtenka. Va, paskui kas dar, tai yra aišku sąnarių skausmai. Kodėl? Todėl, kad, nu, ypač, tarkim, kelienų, ar ne, ten vidiniai pusėje yra limfa, o limfoje labai mėgsta gyventi parazitai. Va, ir automatiškai ten užsiveisia visi uždegiminiai procesai, visa kita ir tai persiduoda sąnariams. Sąnariuose mėgsta gyventi grybelis. Labai dažnai, pavyzdžiui, žmonės, kurie turi ant nagų grybelį, jie automatiškai turi ir sąnarių problemas. Nu, o, tarkim, grybelis irgi jisai priskiriamas tai patogeniai florai, nes šitos visos programos, apie kurias kalbėsiu, tai nėra konkrečiai tik į kirmėlės, ne? Tai yra virusai, bakterijos, grybelis ir parazitai. O parazitų yra visokių rūšių, nu, ten tų pačių smulkiausių, mažiausių, nu, žodžiu, aš nesu tos srities specialistas, nesistengsiu įvardinti pavadinimais, bet tiesiog jūs galėsite pasigūlinti ir pasižiūrėti parazitų rūšys ir matysite ten tos visus pavadinimus. Va, paskui kas dar, mėšlungis, raumenų silpnumas. Ir aišku, nusilpusi imuninė sistema. Tai yra, kai dažnai sergam peršalimo ligom, kai tiesiog imunitetas nusilpęs, tada šitas natūralus antiparazitinis protokolas su žolėm visom, jisai stiprina imuninę sistemą. Va tiesiog tos pačios žolės veikia taip, sudėliota programa. Padidėja limfmazgiai. Irgi, kas turi va šitą dalyką, automatiškai galima savo sakyti, okei, Renata, gal tau jau laikas praeiti antiparazitinį protokolą, jeigu pas tave kažkokie tokie uždegiminiai procesai vyksta. Tai čia apie tas simptomatikas, kurias galima stebėti. Va, bet šiaip jeigu nesigilinti labai smarkiai, tai žinot, kad profilaktika yra 2 kartus per metus. Jeigu yra simptomatikos, tada apsimoka į 4 kartą. Nu, bent pirmus metus, jeigu niekada gyvenime neįtos tos antiparazitinės programos. Dabar kaip susidėlioti antiparazitinę programą pačiam? Praeitą kartą, kas nematėt, videos yra įkeltas mūsų grupėje. Jolanta, jūsų turbūt grupėje nėra, man atrodo, bet jeigu ką, YouTube'ės kanale pas mane atviras kanalas yra Renata Škulevičienė ir ten yra įdėta tas video, gal aš jums ir asmeniškai siunčiau, neatsimenu. Žodžiu, bet tenai mes daugiau dėliojom apie 2 mūsų sudėliotus antiparazitinės tas programas ir aiškinomės, kas ten ir dėl ko įeina. O dabar tiesiog pati idėja. Tai pirmas dalykas, kas turi būti antiparazitiniai toj programai, kada mes renkamės, tai yra kažkoksai tai antiparazitinis produktas. Tai pavyzdžiui, tai gali būti Parafait, ar ne? Parafait. Tai yra tas 12 augalų ekstraktų produktas. Jisai, nu, ne anksčiau negu nuo 3 metų, nes jisai labai kartus ir ten, nu, prarytą kapsulę reikia. Nu, mano vaikas, kai nepraryja kapsulių, tai, nu, jam, tikrai ten su medum naudoja tą žodžių turinį, nes ten yra neskanu, ten 12 skirtingų, ta prasme, augalų ekstraktų įdėta. Bet tai yra vienas produktas. Jeigu ne šitas, gali būti, tarkim, juodojo riešuto lapo ekstraktas. Ir čia svarbu žinot, kad tai, žinau, kad sulaukiu klausimų, mamos sako, mano vaikas alergiškas riešutam, tai man negalima. Tai čia yra skirtumas, čia ne riešutas pats, o lapo ekstraktas. Ir tai jau yra, nu, ne baltymas, kuriam dažnai būna nu, alergija, ar ne, o tai yra kita medžiaga, dėl to, nu, tiesiog, aišku, kiekviena mama turi pasižiūrėti, pasitikrinti, bet iš principo alergijų nebūna. Tai iš šito produkto vaikam tikrai 100%, nes iš jo arbatėlės darosi ir skanios tos arbatos, tokia, nu ką žinai, tokia kaip šiek tiek riešuto skonį primenanti arbata. Tai labai fainas dalykas ir aš pati ją gėrus ir vaikui savo davus ir katinam davus, žodžiu, tą juodojo riešuto lapo ekstraktą. Tai čia antras antiparazitinis produktas. Trečias antiparazitinis produktas, apie kurį kalbėsiu, tai yra Opistop.
Jis labiausiai yra nukreiptas ten į kepenų ir tulžies, bet aš papasakosiu daugiau apie jį. Ir ketvirtas antiparazitinis produktas, apie kurį šiandieną kalbėsiu, tai yra česnako ekstraktas. Mažos kapsulytės, kurios irgi gali naudotis. Tai vad atitinkamai, vėlgi galima rinktis ir pagal biudžetą, ar ne, nes, nu, tarkim, pas mus programos, ten, pažiūrėjau, ta bazinė 5 produktų programa 84 eurai, ta didelė tokia programa, kur 2 mėnesiam arba ekstra gėrimas mėnesių 152 eurai. Bet jeigu mes norim tokios biudžetinės, ar ten, nu, tu prasme, kad mažesnė kainuotų, tai vad galima pasirinkti kažkurį tai vieną iš šitų produktų. Ir kas labai svarbu surašyti, kad kai patys susidarinėjom programą, reikia žinot, kad jinai geriama taip, kad 21 dieną geriu, darau 10 dienų pertrauką ir dar kartelį 21 dieną kartoju. Tai yra va toks ciklas, kad paveikti, nu vis tiek tai yra parazito užduotis yra išgyventi ir čia nieks neduoda garantijų, kad jau čia staiga taip visus mes juos nuo vieno ciklo ir sugebėsim sukurti tas sąlygas, kad jie dingtų iš mūsų organizmo. Tai geriau yra kartoti. Dabar antras produktas, kuris visada dirba, kad nekiltų uždegimai, tai yra siera, šita MSM. Tai jau tiesiog vat, produktas, kuris visada įeina. Dozavimus, jie yra pas mus grupėje, tiesiog yra surašytos tos žodžiu, tie kiekiai, nes yra pagal vaikų amžių. Tai kas klausysit tą įrašą, arba dabar vat, gyvai kils klausimai, tai tiesiog gali susisiekti su žmogum, kuris jūs pakvietė čia ir duos tą schemą, kaip ten tas normas susidėlioti. Bet tiesiog, kad tai yra organinė siera, kuri turi būti, nes jinai labai stipriai veikia prieš uždegimiškai, kad nevyktų jokių uždegiminių ir autoimuninių reakcijų. Trečias dalykas, kuris turi įeiti į antiparazitinį protokolą, tai yra fermentai. Jeigu kalbam apie vaikučius, jiem labai faina yra sučiulpti papają. Mūsų papaja, tai yra kaip saldainiukas jiem gaunasi. Taip ir vadinasi papaja. Va, ir jie tiesiog su kiekvienu valgymu po tą papajos, tą, žodžiu, kaip čia, kapsulytį, tabletytę, gal ten gaunasi, nes jie tiesiog sukramtyti, tokia geltona kaip saldainiukas. Tai va, jinai. Suaugusiam geriau imti asimiliatorių. Ten jau yra skirtingi augaliniai fermentai. Va, į tame tarpe į papainas yra, kuris yra papajoje. Čia užduotis irgi padėti, kad tuos baltyminius kūnus įvairių rūšių, ar ne, kas yra ta patogeninė flora, kad juos kuo geriau skaidytų, virškintų ir išvestų iš organizmo. Va, tai dėl to dedasi tie fermentai. Paskui yra dar vienas dalykas, ketvirtas ingredientas, tai yra probiotikai. Tai čia irgi šitą schemą jūs, nu, ar koralė, ar ne koralė, bet kur galite taikyti, ar susidėti internete kažkur susiradę, ar ne, bet schema yra tokia. Va, tai probiotikai, tai tarkim, jų užduotis yra tokia, kada valom šitą parazitus, visą patogeninę florą ir grybelį, ir virusus, ir tas bakterijas, mums reikia, kad žarnyne būtų siejama geroji mikroflora. Čia ir imunitetas stiprėja automatiškai, nes imunitetas dirba su tuo, kad tie parazitai neturėtų terpės, ar ne, kad juos išgaudytų dar tam užsisėjimo lygmenį ir kad grybelis neįsiveistų. Tai tiek superflora, tiek vaikam, pavyzdžiui, tai gali būti abrikotab C. Toksai irgi ten yra abrikosų grinai, kaip ten tas, kad aš teisingai ištarčiau, liofilizuotas abrikosas. Žodžiu, ir jis turi labai daug šitų, vat, kas liečia, nu, gerųjų bakterijų, kad atstatyti, ten ir vitamino C daug, apskritai vaikams jisai gali būti kaip vienas toks eiti. Bet superflora irgi sėkmingai, mano vaikas, kadangi dabar, vat, nu, irgi pasigavęs plaučių uždegimą, tai jis susiberia į šaukštą, jos be skonės. Ir tiesiog su vandeniu, va taip nuo to kadangi kapsulių nepraryja, ir jisai sugeria jas. Tai jos irgi, tai ten superfloroje yra ir prebiotikai, ir probiotikai. Reiškia, ir tas, kas yra gerosios bakterijos, ir gerųjų bakterijų maistas viename sudėta. Tokios irgi nedidukės kapsulytės. Tai čia yra tokia bazė. Vat. Ir penktas dalykas, tai yra, nu, vanduo, ar net, kodėl mes dedam koralmainą, dėl to, kad jisai turi silpną šarminimą, o užduotis yra antiparazitinės programos sukurti maksimaliai nepalankę terpę jiems gyventi,
juos apdujinti, apvirškinti, suparalyžiuoti ir išvesti iš organizmo, kad neliktų lavonų, nes lavonai likę, kodėl, pavyzdžiui, su vaistais biškit, nu, tas toks būna pašalinis poveikis ir imunitetas išsidarko, dėl to, kad vaistai, kai užmuša, tai tie baltyminiai kūnai, nu, jie lieka kažkur tai ir jie kelia kaip negyvas baltyminis kūnas uždegimą. Tai, o čia jūs turit, kada, nu, ir jeigu dar kūne trūksta kokių tai fermentų, nu, tai ten ilgiau tie visi uždegimai ir vyksta. Tai dėl to čia jungiasi fermentas tam, kad apvirškinti, suskaldyti ir išvesti iš organizmų. Papildomi dalykai, ką gali suaugę žmonės prisidėti, tai yra kepenų, nu, kadangi vis tiek tai yra valymasis ir kepenim krauju gaunasi, nu, papildomas krūvis, tai kepenų fantetoksas arba artišokas. Ir tikrai visiems tinka, ką galima prisidėti spiruliną, nu tai čia kaip super maistas eina, tiesiog, kad nu, kūną palaikyti ir koloidinis sidabras. Koloidinis sidabras, kuris šiuo atveju čia jau jisai ne antiparazitinis, bet labai stiprus antibakterinis dalykas. Tai pavyzdžiui, jeigu yra kokie nors ar vaikam bėrimai ir panašiai, žodžiu, tokios vat, problemos, tai tikrai labai geras dalykas po arbatinį šaukštelį 2 kartus dienoj prieš maistą, ten kokią 20 minučių vaikam, nu ir suaugusiam, tada geras irgi prieš maistą, 20 minučių valgomas tada šaukštas. Ir tai yra toks dalykas, kuris nu, tiesiog padengia, ypač kas, pavyzdžiui, turi su bronchais kokiais, va, tarkim, va, irgi prasirgimai, ten paplaučių, visokiais tokiais dalykais, tai prieš maistą pasidengia tuo sidabro, žodžiu, tais tom dalelytėm ir tiesiog gaunasi ten tas poveikis. Tai va, čia yra ta programa ir jos gėrimas 21 iki 21 dieną, 10 dienų pertrauka ir vėl 21 dieną kartuojam. Kada kartuojat, pavyzdžiui, jeigu, pavyzdžiui, pirmą kartą pasiėmė česnaką, kartuojant antrą kartą galima pasiimti, pavyzdžiui, juodą riešutą. Ar ne? Tai yra kažkokį kitą tą antiparazitinį produktą. Ir viskas. Tai vat toksai yra susidėliojimas antiparazitinių programų. Ir tada liko paskutinė dalis, 10 minučių. Žodžiu, tai yra 2 produktai, apie kuriuos šiandieną noriu pakalbėti. Tai pirmasis iš jų tai yra būtent tas česnako ekstraktas. Aš pasakysiu iš karto, dėl ko aš jį įsimylėjau. Ten yra 90 kapsulių. Ten yra kaina 11 eurų. Ir ta viena kapsulė, joje yra to ekstrakto, ten yra 200 mg ir tai atitinka kaip vienos vidutinės česnako galvutės veikliųjų medžiagų kiekį. Tai realiai už tą 11 eurų nusipirka 90 česnako galvučių. Kame privalumas, kad šitos kapsulės nedirgins virškinimo, nes vis tiek, kada valgom gryną česnaką, jisai turi tą poveikį deginantį gleivinę ir kas turi tą jautrų skrandį, labai jaučia. Antras dalykas, nėra to kvapo. Tai va, tai tarkim ir česnakas, jo panaudojimas jau gali būti toks, aišku, pirma, tai yra tiem, kam pučia pilvą. Vat žmogus skundžiasi pučia pilvą, nenori jokių ten detoksų, nenori nieko, nu, okei, pasimk česnaką, pagerk 3 mėnesius česnaką po 1 arba 2 kapsulės 3 kartus dienoj. Ir pasidaryk tokį bent jau, arba pasidaryk tiesiog 3 buteliukų kursą. Toliau, kam česnakas, visi kolitai, visokie virškinimo trakto problemos, toliau ten bėrimai, furunkulai visokiausi, tai yra česnakas. Nes jisai valo kraują. Toliau, kas turi su kraujotaka problemų, su cholesteroliu, ar ne? Tai tiesiogiai veikia į cholesterolio sureguliavimą, blogojo cholesterolio to vadinamo, ne? Tai irgi, tik tiek, kad visur ciklai tai yra 3 mėnesiai, ar ne? Tai ne mėnesio ciklas. Bet šitą dalyką panaudoti. Toliau pigmentinės dėmės. Pigmentinės dėmės, vat, irgi dalinosi, kaip tik ruošiausi seminarui, dalinosi viena moteris, sako, aš prie bazinės, ateina moteris, jeigu neturi pigmentinės dėmės, tai sako, aš prie bazinių programų jai pridedu šitą česnako ekstraktą. Sako, jau į 3 savaitę mes pradedam stebėti pokyčius. Tai susijęs su tulžies veikimu, žodžiu. Helikobakterija labai dažnas dalykas, ką irgi žmonės sako, man helikobakterija, čia galiu, negaliu. Tai va česnako ekstraktas, jisai padeda sureguliuoti, sutvarkyti tą helikobakterijos, žodžiu, siautėjimą. Kas dar? Grybelis. Tai yra česnako ekstraktas. Jisai labai aktyviai dirba su visom kandidom,
visais kitais dalykais. Tai žodžiu, česnako ekstraktas irgi eina į trasą. Kas kam reikia su grybeliu susitvarkyti. Vaikam padidėja tie visi adenoidai, tonzilitai. Irgi česnako ekstraktas. Ir jisai yra seleno šaltinis. Tai kas, tarkim, turi visus tuos onkologinės visokius fonus ir panašiai, tai česnako ekstraktas arba tiesiog profilaktikai. Ne, tai česnako ekstraktas, jisai turi šitą poveikį. Ir žinoma, jisai turi tą antiparazitinį. Dėl to jisai jau čia nuo senų senovės žino, ne? Vaikas turi spalinukių, duodam česnako. Nu, tai va čia galima vaikui sugirdyti paprasčiau, nes kapsulytė tikrai maža ir kam ten yra problemų praryti, tai va česnako ekstraktas. Kitas produktas, apie kurį pakalbėsim, tai yra Opistop. Opistop, aš jį palaukit, gal net pasėmiau. Va tokia irgi. Taip ir vadinasi Opistop. Jo esmė yra tokia, kad jis labiausiai orientuotas į tuos parazitus, kurie sugeba apsigyventi kepenyse, tulžies latakuose, ir kaip žmogui žinoti, ar ten jam jo reikia ar nereikia, tarkim, pridėti prie savo antiparazitinės programos. Tai, pavyzdžiui, jeigu žmonės kažkokius turi skausmus dešiniai pusėje, ar ne, čia kažkur tai prieki dešiniai pusėje, jeigu turi virškinimo problemas, jeigu buvo šiltuose kraštuose, valgė žalios žuvies, arba tiesiog mėgsta žalią žuvį valgyti, ypač ten visokias karpio tas šeimos žuvis. Vat mūsų žvejai visokie, ne, prižvejoja, žodžiu, ir panašiai, ten mes pasirūkinam tą žuvytę, ne, bet pasirūkinimas tai nėra termiškas apdorojimas iki galo, ar ne, tai yra, nu, ten yra reikalų. Tai vat profilaktiškai prasigert, nes kame reikalas, kad tie visi kepenų tulžies parazitai, jie tokie pikti. Jie duoda irgi tą lėtinį nuovargį, duoda odos problemas, žinau, juos sunku išprašyti. Ir juos ne visus veikia. Tai va šito Opistopo aš net pasižymėjau, kaip yra jo veikimas. Jisai ateina ir pažeidžia paties to helminto, to kirmino struktūrą ir sukelia tiesiog jisai tiesiog nustoja gyventi. Ir paskui turi ateiti būtent tie fermentai, turi jį kaip sakė, išvirškinti iš organizmo. Tai čia ir taip pat tie parazitai, grinai ten tai opistorchai vadinamieji, ne šio opistorchai, lambliozė, askaridozė, askaridės ar ne, ir enterobiozė. Keturios kryptys šitų parazitų. Tai esmė tame, kad tai parazituoja ir žmogaus, ir kačių, ir šunų kepenyse, tulžies pūslėje ir kasoje. Tai tie perdavimai, dažniausiai tie parazitai ten visokie būna, vieni būna, kad pereina iš vienų šeimininkų į kitus, kiti ne, bet tiesiog jie gyvena tai jeigu turim kačių šunų, tai irgi yra tas Opistopas profilaktiškai 2 kartus per metus jį prasigerti. Dabar kame jo veikimas fainas, kad net jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi kažkokius tai sutrikimus, ten, nežinau, su tulžies pūslės, ten kažkokiam problemom, jis tiesiog mažina uždegimus. Tas Opistopas turi poveikį mažinti uždegimus. Ir gerinti tulžies tekėjimą. O mūsųgi natūrali organizmo antiparazitinė programa tai yra tulžies tekėjimas, mūsų geras virškinimas, rūgštingumas tinkamas ir mūsų imunitetas. Mūsų kūno natūrali antiparazitinė programa. Ir visur dedam tą silpnai šarmingą vandenį dėl to, kad tas silpnai šarminga, ta natūrali gera terpė silpnai šarminga organizmo viduje, jinai irgi yra nepalanki parazitams apsigyventi. Ir ką dar dabar norėčiau pasakyti, kai hormonų sutrikimai būna, irgi Opistopas tinkamas. Ir apie mitybą antiparazitinę, dar 2 minučiukės, tai realiai viskas yra labai paprasta. Paprasta subalansuota mityba, bet ko vengti, ar ne, tai visų tų žalių, džiovintų žuvų, viso šitų ten mėsų, visokių džiovintų, ar ne, kai tą laiką, kai einam antiparazitinį protokolą. Kad nebūtų to, kas termiškai neapdorota. Tada balti ryžiai, miltai, tas, kas greitai virsta cukrumi. Aurelija tikrai žino. Kaip sakant, sveikoji gyvensenoje dirba, jinai tikrai žino, kas greitai virsta cukrum. Tai viskas tas, kas greitai virsta cukrum, prie antiparazitinio protokolo ėjimo netinka.
ar ne? Tai ten net ko gero ir tos pačios datulės, kurios labai turi aukštą glikemijos indeksą, nu jos netinka. Nu, tai vad galima realiai išsitraukti, kas turi aukštą glikemijos indeksą, tas mums prie antiparazitinio protokolo netinka. Va, nes tai yra parazitų maistas, o mums reikia vienu metu nedaryti jiems švediško stalo ir tuo pačiu duoti jiem kartumynus, ar ne? Nes gamta sukūrė įvairius kartumynus, visus va tas medžiagas, ar ne? Nes tiesiog tai yra kaip nuodas, ar ne? Kaip sako, vat, vieną labai įdomų tokių klausiau žmogų ir jo tokią nuomonę, sako, jūs supraskit, kad šiaip česnakas tai ne maistas. Va taip česnako mes nesigaminam kaip maisto, česnakas yra kaip nuodas. Ir jis ateina ir nuodija, tuos tik tais mažom dozėm jisai ne mus nuodija, bet nuodija tai, kas mumyse gyvena. Nu, va tokia, toks įdomus kampas požiūrio, sako, ir visi tie kartumynai, tai ne maistas, o va tiesiog, kaip nuodas, tik minimaliom dozėm, mums jį saugu naudoti tam, kad mes sukurtumėm tas nepalankės sąlygas tiem mažiem gyventojim mumyse, žodžiu, užsiveisti didesniais kiekiais negu reikia, nes mes jų vis tiek bus, ne? Visos mes žinom, jų vis tiek bus. Tai klausimas, kas šeimininkaus, mes ar jie? Tai kad jie nešeimininkautų, ne? Tai žodžiu, tai mes biškai jiem duodami kailį. Čia kaip su tais, ne, kaip namuose irgi. Žinom, kad visokios arkutės ir visa kita, ar ne, ten gyvena, irgi mes esam kartu su jais gyvenam. Bet, kiekviena šeimininkė ten turi savo, žodžiu, šitus dalykus. Tai ir kas dar labai svarbu, kad kada darom antiparazitinį protokolą, 30, o dar geriau 40 ml 1 kg svorio vandens. Būtinai, jau be vandens, va du dalykai, kai žmogus ateina, sako, noriu praeiti antiparazitinę programą, sakau, pasišnekam apie du dalykus, tai kiek smarkiai jūs priklausomas nuo saldumynų ir kiek jūs gerat vandens. Jeigu tų dalykų nedaro, tai tada biškai pasidarom pasiruošimą. Tai yra, biškiuką daugiau skaidulų įdėti į mitybą ar ne kažkokių tai ir tiesiog pakelti vandens kiekį ir paskui galima jungti antiparazitinį jau tą protokolą. Tai iš mano pusės viskas. Jeigu kažkoks klausimas yra, mes dar turim kokią minutę, galima drąsiai užduoti. Jeigu ne, tai tada bus viskas šiandien. Ačiū, Renačiuk, iš mano pusės viskas aišku. Tvarko. Ačiū, labai buvo įdomu. Kitą kartą, manau, kad jau antiparazitinę temą mes daugiau mažiau išsėmėm, tai tikrai imsim kažkokį tai naują aktualų klausimą, pasitarsim, gal grupėje nusibalsuosim, vat kas esate mūsų grupėje, užeikit, kai bus apklausa, palikit savo balsą, kokią temą galbūt norėtųsi pagvildenti. Šitų webinarų tikslas yra truputėlį giliau pasiknaisioti pačiuose produktuose, ar ne, kad suprasti juos labiau funkcijose, nes ką vienas kažkoks ten gali daryti, žodžiu, ir tiesiog tematiškai pasižiūrėti kažkokias tai problemas ten, yra ten tų tematikų daug, ir kepenų sveikata, ir moterų sveikata, mes turim atskiras kryptis, žodžiu. Tai duosiu variantus, pabalsuokit grupėje ir tada susitiksim kitą ketvirtadienį, tokiu pačiu metu, pusvalandukui. Tai gerą vakarą, moterys. Ir Ate. iki. Iki. Dėkui. Iki.